baigiam rimtus projektus, pradedam senus gerus golfų projektus. Tai ir abu turi defektų, ir abu neturi techninių apžiūrų. Bet turim dar vieną įdomiausią projektą, turbūt šios žiemos, kuris gali parsiduoti bet kurią akimirką. Opel Frontera. Žodžiu, situacija tokia. Rėmas geras, kėbulas blogas. Baltas lapas. Aš jau truputį galvoju, ar čia geras projektas, ar vertėjo jo imtis, ar tiesiog reikėjo stumti tokį, kokį yra. Pasiruošę begaliai. Nu, bandyk išvažiuoti. YouTube'ai pažiūrėk tutorialą, kaip išvažiuoti. Pagalba jau čia pat. Labą dieną, pradedam remontus mašinų. Žodžiu, baigiam rimtus projektus, pradedam senus gerus golfų projektus. Tai turim 2 projektukus, golfus nupirktus nebrangiai. Vienas iš jų yra 4, mėlynas žibutė, kitą turiu sidabrinį. 2 nupirkau golfukus, gan nebrangiai. Ir abu turi defektų, ir abu neturi techninių apžiūrų. Šitam reikia pervirinti slenksčius ir dar keli darbeliai buvo atlikti. Parodysiu, kiek reikia daugmaž investuoti iki tieko, kiek reikia pinigų 4 golfui iki tieko, ir verta su jais iš visi žaisti. Tai užsakėm naujus slenksčius, naujus slenksčiai gaunasi 30 eurų, man atrodo, naujus slenksčiai. Pažiūrėsim, ką čia gavom už 30 eurų, net ne 30, 28 eurai. 2 slenksčiai. Tai žodžiu, parodysiu, kokios yra skylės, kokie nauji slenksčiai. Ir ar čia verta iš jų žaisti su jais bus ar ne. Tai čia jie lygiai iki kanto. Tuo parodysiu, kodėl mūsų atveju jie ne visai pilnai gelbėjo. Todėl, kad ta pačia šita vieta viskas ok, bet ten dar yra toliau nuėję, žodžiu, išpūvę. Tai pažiūrėsim, ką galima padaryti su tuo. Man reikės papildomai kažkokių tai detalių. Panaudoti kokias duris, kapotą ar kažką tokio ir privirinti. Tai įsivarom golfą ir bandom priderinti. Žodžiu, golfukas užsivedė. Reiškia, kaip golfui čia jau geras naujienos. Automatas beje. Buksuoja. Čia seniuko bairiai, iš kurio pirkta buvo kažkaip įdomiai paremontuota. Tai va, keliam ant keltuvo, žiūrim, kas ten su tais lenkščiais. Pabandam darbiškai. Lentos traška turbūt jie. Jo, tarpus. Tiesiog aukščio norėjau daryti. Niekur nedings. Tai jo, tai gerai, kelk, pažiūrėsim. Jinai biškį perlinko iš tą pusę, bet... Žodžiu, situaciją turim va tokią. Nes šiaip dugnas pažiūrėjus, tai nėra kažkoks tai tragedija, tikrai gražus gan. Bet va šitos vietas, šita va... Ir va ta... Tai tokios liūdnokas. Ir vat mes, kaip ir minėjau, turim iki kanto tik tai slenkstį, o toliau va dar trūksta į vidų. Priekį stabdžių diskai dar turi kažkokias gyvybės, bet gale tai man nepatinka. Tai vat maža smulkmenėlė. Norint pakeisti slenkščius, pervirinti, mes galvojom tik tai, aš galvojau tik tai pavirinti tas vietas, bet dabar jau einam link pilnesnio keitimo, nes kaip visada pažiūrėjus atsiranda daugiau židinių, daugiau vietų matai, kur prakiūrė. Norint pakeisti, reikia nusimti posparnį, reikia nusimti sparną, norint nusimti sparną, reikia nusimti bamperį ir volia. Dabar atrodo, va taip, išardytas visas priekis tam, kad sutvarkys slenkščius. Tai va atradom, kad priekis yra parūdijęs. Planas buvo tik tai iki hermetiko siulėstos, iki čia kažkur. O tai yra Gravitex būna siulė tokia. Va čia ties kantų kažkur jinai baigėsi, žodžiu. O matosi, buvo planas iki čia kažkur užleisti. Bet dabar tą priekį nežinau. Turbūt, kadangi čia tokia vis tiek gan pigi mašina, žodžiu, man siūlyčiau kažkur tai va ties ten, kur baigėsi, kur prasideda geras metalas, užleisti čianai. Čia einam ir čia turbūt dar užleidimą padaryti į priekį. Kažkokia tokia mintis. Nežinau, ką
meistriukas va pasiūlys ir paderins, bet o čia siūlo keisti visą. Todėl, kad radom čia tą skylę, kaip ir kalbėjau. Irgi taip pat vat, eina ta juosta, kur galėtumėm taip pat užpūsti vėliau ir padažyti ir labai lengvai pasidarytų. Bet problema, kad atsirado. Ir čia skylė. Ir daryti čia sujungimą per pusę nėra tikslo. Tai vieną gabalą pritaškuosim, manau, uždėsim ir gausis šitas visas pakeistas lengstis, o ta pusė bus pakeista tik tai dalis priekinė, kur viskas ok. Nekeisim, tik tai kur išpūvė. Galas ten gražus, tai vat, laukiu, kol atsiveš dar detalių metalo lankstinių ten, kur įsivyrintų dugnai. Suvirinam ir pažiūrėsiu, ką dar reikia. Tiechu ir varysim tiechą. Golfas nupirktas už 100 €. Čia vienintelė priežastis, kodėl verta su juo tiek žaisti ir kažką daryti. Gal dar parodysiu, ką aš jam pakeičiau. Buvo išardytas, tiesiog nieko aš labai nedariau. Va. Turbinos aktuatorius naujas uždėtas tiesiog, nes jis buvo nupūvęs. Tai va, dėl to, kad nupūvęs, pakeičiau jį. Tai 105 € plus 40 € investuota, slenkščiai 28 € investuota. Ir pažiūrėsim, kiek darbo bus ir tiechas draudimas. Pažiūrėsim, kiek jis atsistos ir kaip jis važiuos. Per kiek laiko iki 100 pasieks. Dabar aišku, daug maž kodėl rudyja jie, ble. Ten nuo šitų žemių realiai. Toj pusė irgi buvo jų čia labai daug. Dabar jau išnešėm, bet čia va, iš tą vietą prisikaupė po posparnių čia daug žemių. Žemė su drėgmiu, laikosi ir iš vidaus podbiškį rudyja. Nu ir plius, aišku, ratas kai sukasi, nudaužo dažus, pažeidžia, šiek tiek randa metalo atviro ir pradeda rudyti. Tai tu čia fotkina ir filmuoji? Fotkina ir filmuoju. Gerai. Tu žinai šitą svarkę tipo, kaip jinai veikia, kad čia yra biški? Kai pardavinėjai, sakei, ledas, nieko nereikia. Ne, buvo kažkada ir pas mus buvo svarkė, kad būtų malė. Išdirbau, spardau visą. Žodžiu, situacija tokia, kad su 2-4 golfu šiandien nieko nepavyks turbūt padaryti. Kol kas tam vyrinam slenkščius, bet turim dar vieną įdomiausią projektą turbūt šios žiemos, kuris gali parsiduoti bet kurią akimirką. Opel Frontera su tokia defektu, kad yra šitas vaškyvelis, kurį dabar nusukom, nežinau kur padėjom. Va, jisai stovi kažkodėl truputį skersai ir po daug tūkstančių būna diržą numeta arba nuplyšta, jisai pradeda dilti, nors truputį skersai stovi. Gali būti, kad kažkas ten buvo daryta, gaminta ir galbūt sriegis kreivai padarytas, tikėkime geresnės kažkokios problemos, kur lengviau sprendžiama ir bandom padaryti tam, kad galima būtų pafilmuoti kontentą standartiškai, kaip visi blogeriai kažkur tai per miškus, per laukus, per laukus negalima, tik ten, kur galima, žodžiu, važiuoti. Turbūt beveik niekur, tik keliais. Žodžiu, situacija tokia. Rėmas geras, kėbulas blogas. Bet esmė, kad mums kėbulo nelabai reikia turbūt. Tiecho dabar nėra, nežinau, ar verta čia vyrinti, kad tiechui paruošti šitą. Galima būtų tiesiog kažkur tai tokias vietas, kur technikinės turbūt netiek reikia. O gal pasidarysim. Bet esmė, rėmas geras, nebaisu kažkur laužyti, važiuoti ir tipo, va būtent tam skirtas lavanėlės. Kainavo nedaug, kai negaila kažką ir sulaužyti. Stovėjęs nemažai paskutiniu metu. Papelyjas toksai visas. Nu va, vairo gal labiausiai matus. Prikolas tame, kad galima turbūt net šitą vadalį galima nuimti. Nu, bet tokio oro tikrai nenuiminėsim, nežiūri šalta. Ką dar čia apie jį parodyti? Šitą pusę gal šiek tiek smagesnė. Ką sakei? Tai gerai, tu man sakė, daugiau filmų. Ai, bogi. Ačiū tavo legendinį. Tai aš viską paruošęs, nu. Kur čia, ble, aibai pardavė tokią trišiotą. Maisto prekę parduotuvėje nupirkti. Gražus džipukas, nežinau, man tai kažko tai labai patinka. Jisai toksai senoviškas, kaip kas, X7, nu jo, faras tik priekiai skiriasi turbūt. Faras ir nėra šito, nu, tipo gyvūnų, kur termovizorius. Ai, termovizorius nėra, jo. Bet šiaip tai... Nu, šis važiuoja minkščiau. Ai, čia virtinis varžtas, šitą žinau, ja.
Sakė virtinis varžtas, tai gal jis ir virtinis, bet jau prikimišintas. Virtinis tikrai nebūtų, jis būtų juodas, jeigu būtų... Tai ne šitas varžtas, virtinis, va, čia va, šitas va. Čia Opelė varžtas originalas. Na gerai, bet esmė, kad problemas nežinom, kodėl nušokinėja diržas, bet blogiausia atveju, tai diržas yra kažkur viduj, galima užmest diržą. Va, diržas yra. Tai galima būtų, tipo, iš bėdos, uždėti diržą ir važiuoti. Pažiūrėti, pamatuot, kiek laiko jis atsilaiko, kol nukrenta. Jeigu atsilaiko, pavyzdžiui, štuką kilometrų, nu tai čia per akisgi viskas. Kam čia tvarkyti, jeigu galima tiesiog uždėjus. O kas čia dar nepajungto? Čia kondiškės tipo? Jo, biškai, kad bus karšta važiuoti. Šiaip galvoju, nes čia buvo išardyta. Kiek čia buvo išardyta? Tai palauk, viskas čia. Viskas čia originaliuose vietose ir gražu. Aha. Bet jis stovi skersai. O tai gal pats va šitas kronšteinas kreivas? Jo. A, jis dabar nenusijama, ne dar? Jį dabar reikėtų atsukti jaučiu 13 tam varšte. Ai ne, vėl šitais nesąmonė. A turi biškį tokį trumpą žinoką? Man atrodo, yra, einu pažiūrėti. Tuoj dar parodysiu, kaip čia golfesterio slenkščiai. Svarkime. O, kaip gražu. Čia jau skylės neliko. Visur veiksmas. Tik aš tikėjausi, kad visur bus tokie lopeliai, o čia gaunasi visas lenkšinėlė, ne, bet bus geriau nei galvota. Čia viskas, ne? Čia viskas, ką aš užkaupiau per 2 metus. O, ai, čia mano šiaip, ne? Gali būti tavo. Nes pas man nėra. Jasna? Mažiau tai čia landžiu. Tai žodžiu, nuėmėm įtempėję ir pastebėjom, kad šita vieta yra, kur vat prisisuka kažkiek tai kreivai ir dėl to jie verčia taip, žodžiu, ir kampu stovi taškyvelis. Nu, priežastis net ne tas tempėjas amortizatoriukas, o vat, kaip jį pavadinti, nežinau, rėmas, žodžiu, kronšteinas, laikiklis. Tik dar nelabai suprantu, kodėl jis čia kreivai skersai stovi, bet matosi netgi, vat, kad nuo varžto yra likutis, gal čia netgi varžtas yra netinkamas, nes yra sriegis, matosi ant kraštų. Nu, žodžiu, problema jame, bet kuriuo atveju faktas. Tai dabar ieškosim šitas detalės ir bandysim sudėję vest. Dar parodom greitai, kas čia buvo blogai. Šito šaibutės, o čia va jinai buvo originaliai, o dabar jas nėra. Toj pusė yra. Ir buvo kalatuica. Ir buvo babam. Va šitoj pusė jinai buvo. Švieskim man vėl. Tai dabar uždėjom patys, bet ten blembas rėgia mažai atrodo yra. Ten iš vis beveik nėra. Kur čia? Tai čia, jeigu įvažiuosim į balą, tai jo ir liksim greičiausiai. O! Tai kur tą magnetą, sakai, yra? Tai palauk, pažiūri, kur čia orientuotis į aplinką. Tai čia šaibutės reikėjo naujos? Aha. Tai ko tu čia nenusidėjai šitas apsaugas, aš nesuprantu. Taigi čia bekeliai, kai važiuosim reikalingas apsaugas. Nu, slenkščiai bus tokie, su užleidimu. Čia užkišta, bufų užleista. Čia perėjimas žemyn, užsiteps, viskas atrodys kaip nauji. A jie ir yra nauji. Gražu. Slenkščių remonto darbų, dabar vaizdas slenkščių jau toks. Šitos pusės tik pusė pavirinta, nes kaip ir rodėm buvo tik iki čia prarūdyje. Ir čia dar neblogas vaizdas. Tas visas pakeistas, kaip tokiam 4 golfui, sakyčiau, labai gerai. Biški špakliuko, truputį prašveisti ir galima užpurkšti. Ir viskas, uždažam, dažus rytoj nuperku, užsidažą tą pačią spalvą ir viskas bus kaip original. Galim užskaityti, kad slenkščiai jau paruošti dažymą. Čia hermetika biškį patepliuota, kad lygiau užsidažyta. Bet principė bus gerai. Dar kokiem 2 metam tai turėtų nieks neišlys čia baisaus. O tiek ir užtenka šitam golfui atgyvent, manau.
liko tik tai nudažyti. Slenkščiai napūsti ten tuo kažkokiu anti-gravel Gravitexu. Juodas spalva nelabai ką pamatysim, bet varimas panašiai struktūra, žodžiu, gaunas, tik tai uždažyti. Nereiks mėlynai. Ilių svarbu nėra, atrodo tvarkingai. Vat jau trečias vakariukas prie tų slenkščių, prie golfo, bet jau paruošta dažymui. Kol kas juodi, turiu kažkur čia nusimetęs dažų pagal spalvą. Pagal spalvą dažai, pasidažom, surenkam priekį visą, nupirkau stabdžių diskus, kaladėlės, pasikeičiu ir rytoj bandau į techą. Ir golfas bus paruoštas, žibutė važiuos į trasą. Jeigu kažką domintų, rašykite, jeigu dar bus. Nieko čia nesigausiu, kaip supratau. Ok, bandau toliau žaisti. Va dar įrodymai, kad pakeičiau galinius stabdžių diskus ir kaladėlės. Kas pirksit golfą, tikrai nenusiklyksit. Naujai perinkite viskas. Viskas, arba kitaip sakant, tik stabdžių diskai su kaladėlėm. Su slenkščiais problemėlė neužsidažo, spalva nedengia. Dabar planas yra arba daryti baltą, tai yra pilką pagrindą, kaip gruntą kažkokį, kad užsidažytų, arba iš viso juodais slenkščiais nudažyti ir viskas. Golfukas paruoštas į techą. Rytoj važiuojam į techą ir pasirodom su žaliu lapu ir projektą uždarom. Su naujais slenkščiais. Vis dėlto pasirinkom juodą spalvą. Tai buvo lengviau, paprasčiau. Čia galas juodas, čia juoda ir priekinė lupa juoda. Viskas kaip ir dera, kaip originaliai. Okay, iki rytojus. Nu ką, aš jau kitą dieną po techo grįžau ir naujienas yra tokios, kad to ieškau. Baltas lapas. Aš jau truputį galvoju, ar čia geras projektas, ar vertėjo imtis, ar tiesiog reikėjo stumti tokį, kokį yra. Ne, jeigu rimtai nieko baisaus, neuždėjau gale bagažinės apdailos ir stabdžių vamsdeliai. Duslintuvas kažkur neprisuktas kažkurioje vietoje, tik priverš, sakė, užtenka. Ir priekinės stabdžių šlangelės. Jau susidėvėjusios, senokas tokia, sako, tai geriau pasikeisti. Tai va, dar 10 eurų investavau į golfą. Jau 500 eurų jisai atsistos rytoj su techu. Tai nežinau, ar čia gerai. Gerai bus, užsidirbsim vis tiek kažkiek. Tai va, dar ko nepaminėjau, kad stop juosta ant bagažinės nedega. Šitą dar pasiaiškinsim, pažiūrėsim dėl ko. Ir su stabdžių vamsdeliais yra va tokie va reikalai. Kodėl jinai nepraeina tiek apžiūros, nes čia dar truputį daugiau palenksiu, tuoj bėgt pradės turbūt. Čia situacija ta pati. Žodžiu, pavojinga. O va čia nauji kokie turėtų būti. Tai juos ir dedam. Parodysiu, kuo dar žavi senas mašinas. Vamsdelis pakeisti yra lengva. Naujai mašinai taip ir būtų. Vieną kitą pakeitį, porą minučių ir pakeisti. Lengva vamsdelį pakeisti. Norint taip pat porą minučių, ten jeigu ne vienas esi labai greit norini. Bet atsukti va tokius va norintojus ant senų mašinų. O čia iššūkis. Purški, šlifuoji, daužai, kaitini ir vis tiek meldiesi, kad jie nenulūžtų ir atsisuktų. Dabar, aišku, profesionalai pasakytų, kad čia dar ne pats blogiausias variantas ir visi išsisuka, bet turėjau omeny, kad daug laiko sugaišti su tokiom nesąmonėm ir vėlgi. Ar vertėja dėl šito žibutės? Na, pažiūrėsim galutinį variantą, kaip pasiseks ir bus atsakymas, ar vertėja. Tai namų sąlygom nepavyko atsisukti, atvariau pas draugę, kur turi normaliai pašildyti. Varyk, normaliai. Breiklineris įdavom. Čia būtų tokia bliuk. Gal ir nebūtų, bet labai neramu. Opa. Lengviausia. Tai va, ant ugnies breiklinerė nepurškit. O šį kartą viskas pasisekė sėkmingai. Atsisuko abu varžtai. Norinam abi pusės ir viskas rytoj tiek. Dabar tikrai. Kokie reikalai toliau dėl Golfo ir dėl Opelio, tai žodžiu Golfui žalias lapas gautas, technikinė praeita, o Opelis irgi jau surinktas, stovi naujas diržas, naujas kronšteinas,
Va čia buvo problema, kad nulūžęs varžtas, nežinau, kiek matas ten viduj. Likęs varžtas, dėl to kreivai įsisukdavo, kreivai stovėdavo. Reikėjo nupirkti kartu su vairo stiprintuvu šitą kronšteiną ir įtempėjo. Va tokį. Šitas 2 detalės, plus naujas dirželis ir su juo bandysim kurti ir žiūrėsim. Jeigu važiuoja, tai reikės jau bekelės vaizdų daryti, kontentą bekelės. Na dabar cold startas bus ir žiūrėsim, kaip dirželį numeta arba viskas ok. Akumas jau. Arba akumas, arba tuoj pajudinsi. Opa. Pasiruošę bekeliai. Šviesos dega. Krovimas yra. Čekas dega. Siemens A35 apšvietimų šitas. Max padidintas vis tiek. Šūdiniai šviečia. Bliam šitą lemputę. Viską gadina. A few moments later. Nu, bandyk išvažiuoti. Žiūriu, tu dar mygtukų. YouTube'ai pažiūrėk tutorialą, kaip išvažiuoti. Sukas yra, tai tik gerai gal. Pagalba jau čia pat. Pelėzas. Pagalba. Atbulinį ir biškį. Arba priekin važiuoju geriau. Atbulinį. Gazuok. Išvažiavom patys. Patys išvažiavom be problemyčių. Dabar yra mintis pabandyti dar kartą, kol yra traktoriai. Netampykit mano Opelę. Talonėlė kažkaip tai blogai groja. Reiks pasikeist gal. Later. Šuo ir kariamas pripranta, kai sako, tai mes jau priprantame. Tai jau biškiai yra. Tai va čia reikia. Nes kur mes čia? Jo, čia pala.
Va čia va tai galim lysti. Blet, va čia toliau, tai tu čia priekį matai, toliau tu Čia dabar. atvedai, sakai, žinai kelių. Tai ką, šitas video toksai, pabaiga garaže, X5 išardytas, variklis pažertas ant žemės senas, buvo užveltas švaistiklis, bet dabar nebedai, žodžiu, keičiau variklį, apie jį kontento nefilmuosiu, truputį nekaip atrodo turbūt, kai garaže pafilmuoju ir vienas filmuoju, netaip gerai susižiūri ir labai trukdo darbams stabdo. Tai žodžiu, esmė tokia, Opel Frontera parduota, bekelės vaizdų gavosi labai mažai, sorry, kad taip gavosi, gerą kainą pasiūlė, bet šiaip išvažiavom 2 kartus realiai su ją pralėkti, uždėjom purvo padangas, afigenai važiavom, nežinau, kodėl pardavau, suviliojo geras pasiūlymas tiesiog, pralėkėm, patiko ir žmogui ir nupirko, ką padarysi. 2 golfai turėjo būti projektai, vienas įgyvenintas, padarytas, jeigu kažką domina tas mėlynas, su tėfu, kaip ir minėjau, viskas paruoštas pardavimui. Antras golfas, čia jeigu įmečiau video, parodysim, žodžiu, yra znosą nuėję. Nereikėjo gal daug gazuoti, yra znosą nuėję. Važiavau, variklį sutvarkė, turbiną sutvarkė, viską padarė. Norėjau pafilmuoti truputį kontentą, nespėjau, norėjau į Techą važiuoti, jau paruoštą golfą. Važiavau, yra znosą nuėję. Kas nesupranta, ką reiškia yra znosą nuėję, tai tepalas pateko į siurbimo sistemą, žodžiu. Įsiurbė tepalą į variklį ir užgesinus mašiną, variklis vis tiek dirba ir dirba iki tol, kol jisai užgesta. Važiuojant turi labai mažai laiko jį sustabdyti, tai aš stengiausi jį sustabdyti, bet nespėjau ir variklis pasibaigė. Tai nežinau, ką darysiu su to golfu, bet esmė, kad jau turbūt niekas tokio nepirks. O jeigu kažką domina su variklio defektu, Golfas 4 irgi rašykit. Tai kažkaip neturiu kažką įdomaus, ką parodyti, tai turbūt palaukiam, kol bus normalaus įdomaus kontento. Atėjo žiema, dar kol kas be sniego, bet tikiuosi, tai bus sniego ir lėksim į trasą, tai pafilmuosim kontento, porinių, biteriukas paruoštas, laukia. Tai laukit kažkokio įdomesnio, linksmesnio kontento, pafilmuosim būtent žiūrovams kažką, kad būtų įdomu daryti, žiūrėti, o ne daryti. O iš darbų kol kas tiek. Ačiū, kad žiūrit, gražių švenčių, palaikinam kanalą, pasubscribinam, visi.